I know you like that. How long you been back, man? I see the girls in the club, they getting wild. Labas rytas, labas diena, labas vakaras. Dar viena diena, sekmadienis. Oras vėl pradžioje kaip ir vakar šeštadienį buvo toksai nelabai, bet manyčiau, gal dar iššvies ir bus nuostabus oras. Taip, vakar dienos epizode nebuvo labai daug nieko parodinta, labiau buvo pasikalbėjimai. Šiandien epizode taip pat nieko neprižadu, bet bandysime vis tiek turėti tokią biščiuką nuostabesnę dieną ir geresnį epizodą negu vakar. Pirmiausia, ką ryte atsikėlęs padariau, tai pažiūrėjau Dragon Ball seriją 85. Jei kas nežiūrėte, kiekvieną sekmadienį YouTube'ers laikas randa daugia seriją, paskui išsitrina pirmadienį arba antradienį iš jūsų kanalų, dėl to, kad jis autorių teisės pažeidžia visi, bet sekmadienis laiką būna, tas ir todėl galite nueiti pažiūrėti, nes jos tikrai būna nuostabios. Aš vieną seriją, kai žiūriu, jinai būna vieną kartą per savaitę ir Dragon Ball toksai, bet taip ir yra. Dėl to, kad kiekvieną seriją, kai žiūri, tau sukuria nostalgiją, prisiminimus, kai tu būdavai mažas vaikas ir tai žiūrėdavai tos serijas ir dabar vėl žiūri tiesiog, nuostabu, draugai, tikrai nuostabu. Būnam laimingi, džiaugiamės gyvenimu, būnam pozityvus, šypsomės daug ir jūs šypsokitės daug, nes jūsų šypsena yra tikrai nuostabi. Esame iš tikrųjų antrą kartą kaime. Tai va, iš pradžių buvome, nuvarėme į kapines. Ten sutarkim atvežėm švyrą, nusipirkam biškį trinkelį, užklojom trinkelį nedaug, bet trečdalį manyčiau užklojame. Tai va, kitą kartą, kai vėl varysime, vėl paimsime tokį dalyką, padarysime. Aišku, tada atvarėme čia į kaimą, biškį čia pabuvom, galšukai ten biškį pažiūrėjom, aišku, dabar vėl akumas kraunasi, nes tenai akumas iški suknystas. Bet tai bus ateities sutvarkyta, nupirksime nuo tikriausiai akumą ir bus ramu. Tada nuvarėme pas babą metalą tenai biškį priskrojom, tenai visą išvarėm, susplanavome, kad kitą savaitę tikriausiai kokį penktadienį, kai teisės paimsiu rankas, nuvarysiu pas babą, sukaposiu tas malkas, sudirbsiu šiek tiek pinigėlių. Ir tai bus labai gerai ant kūro ir ant visokių tojų išlaidų, kurie tada grįžome namo, su tėčiu sureguliavome iš tikrųjų Mazda. Mano tą mašiną taip padarėm, kad nebeges, nes taip jinai labai gesdavo. Būdavo apsukus laiką, būdavo mažiau negu vienas, visą laiką ten nukrisdavo, todėl ir gesdavo. Tai paėmėm biškį apsukas pakėlėm, dabar nebegesta ramu. Tada nuvarėm, užpylėm pilną baką dujų ir benzu ten 20 litrų užpylėm. Dabar ramu sudujame su benzu, iš tikrųjų galėsime kokį 100 km mažiausiai važiuoti ramiai. Tada vėl susijim atvarėme, mes vėl esame kaime. Ką dabar darysime, užgursime Hondą, jau užsipylėm kūrą, prisitvirtinam kamerą, iš tikrųjų parodysiu kaip kamerą prisitvirtinam, nes pamiršome iš tikrųjų šalmus ir pamiršome su ko pritvirtinti. Paėmėm hamutus ir pritvirtinam kamerą būtent taip. Belia kaip, gerai, va, gražiai. Stimas irgi jau pasirodžęs raidardai, kaip sako. Tai va, šitas dalykus padarėm, ramu, dabar kaime, pavažinėsim su Honda, pamatysime Hondos vaidus, tada tikriausiai atvažiuosime mačiuti šieno ir gal dar varysime netgi tenai spėtinį su Simo mašiną, ten mačiuti ten sukelsim. Eik tu pekla! Paklimpa! Eik tu Eik tu pekla, bet! Tu Tiesiai į mane viskas! Čia mūsų Halkas Foginas. Jinai net kaista jau.
šitą tripą per balą. Matai, viengi užfiksavai, Pažiūrėkit mane. Blam. Galva viškė. Rimtai. Aiktina. Kai dėjo, blemba, visą purvą į mane. Kuo, tu vidį kiauras jau šlatas? Parodom Aivaro kuojas. Oho. Blemba, aš net neįsivaizduoju, kodėl šitą motarkę dar neuždingsta. Aš neįsivaizduoju, kas čia bet per žvėris, na. Jūs pažiūrėkit, kiek čia purvo. Žiūrėk, voras įdomiai prigyvena. Voras? Nu, na. Ką jis ten daro? Varo pasivažinėt su mumis. Jau kad bus geras epizodas. Jau tokia pradžia nesveika, iš tikrųjų. Tam, aš netikėjau, kad tai bus. Bet tikrai nepykite, kad čia aš labai gadinu motarkę ar kažkas tokia, nes jinai taip ar taip yra mūsų triperis. Jinai nesugadinama, Mes užpylėm raketinę kūrą, raudoną ką tik. Jūs nekleiskit mum protą, mes važinėjom kaip norim, teisės abu turim. Jinai techniškai tvarkinga, tiesiog mes ją visi ištardėm. Kodėl? Todėl, kad, atsitrenkim porą kartų stulpą, tai viskas lūža, todėl neverkite labai. Numerių nėra, nes pametėm per aną važinėjimą. Jo, taip viskas normaliai. Manau, tęsime kelionę, bet nuo dabar labai nefilmuosime, nebent jau kaip po vieną važinėsime, nes tai yra mūsų pagrindinis challenge'as, šis kalnas. O taip viskas toliau, tai jau ramiau. Vienas dalykas, dėl to, kad buvojam kamerą, čia jau norim pas filmuot, buvo žiūrėt, atminties kortelės nėra. Tai va. Galim parodyti, kad tikrai jas ten nėra. Pala, kurioje čia pusėje? Na čia. Čia tipą? Ja, juodas pilus. Jūs galit matyti, kad ten tuščia. Lemba, impylėm raketinę kūrą, tai net ne... Aigi, aš žinau, dėl ko jis ant raudonos, nes mes raudoną kūrą pylėm. Šitas geras. Mes galim nufilmuoti tokią sceną, kaip Aivaras pro vieną tvarto pusę įvažiuoja, pro sieną, pro kitą išvažiuoja. Jie, davai. Reiktų iš tikrųjų kada pabandyti. Tai va, davai filmuojam, kada... Jeigu norite to, kad tai būtų įvykti. Jo, jeigu paspausit laikų ir daug subscribe, mes filmuosim veiksmo filmą. Mes įdomus pastebėjimas, atvarėm čia šitą vietą ir šios duris mes buvome visiškai išsklidinai uždarę. Jos dabar atidarytas. Jos vėjo pagalba tikrai negali atsidaryti, toks jo pastebėjimas va. Simas dabar spaina. Lyg ir visą taip kitur švaru, lyg ir taip pat kaip buvę. Bet šios tik vienintelis durės tokias. Taip, atsiprašau dėl kokybės, nes kokybė yra HD, ne 4K, kadangi mes norime kuo daugiau visko nufilmuoti, todėl taip ir yra. Jo, dabar taip trumpai peržiūrėjau visą filmuotą medžiagą, kaip ir galvojau, iš tikrųjų labai prasta iš dalies kokybė buvo tenai, kai variau, bet vis tiek užfiksavome tokį nesveiką vaizdą. Ne tai, kad per kamerą tai iš tikrųjų lievai persitikė visas tas dalykas, aš pastebėjau, galvoju, šis afigienai persitiks, bet mano esmė vis tiek pagavote. Ir mano adrenalinas buvo nesveikas ir sportas geras ir taip smagu, iš tikrųjų buvo tikrai smagu, blema, taip buvo, tai būtent vietoj ir aplamai dabar paėmiau, aš vienas pravažiavau, Simas čia palaukė, nuvariau ten 60 metų išvyšiu vienoje vietoje, taip afigienai. Bet žinok, kad prasme 60 taip atrodo nedaug, iš tikrųjų, taip kai visi pravatins, man 100 važinėt ar kažkas tokio tenai keliuose, bet laukuose jau 60 išvystai, tai jau būna tikrai žiauriai daug. Eik tu, na. Take what you want from me. I'll give you everything. All that and more you'll see. Eik tu, na, nulaužiam. Eik tu, na, nulaužiam. Aiva dar bando taisyti. Eik tu, na, dar bando taisyti. Bet kadras koks, eik tu, na. Eik tu, na. Ta prasme, būčiau išlaikęs, bet rankena visiškai nuslydo. Rankena mėtas. Eik tu, dar rankena pametė gazą. Nu, realiai tai mums ir nereikėjo šitos plasmasės. Žinai, žiūrėkit, jinai laikosi tik vieną varžtą. Turim hamutį. Taiva, be šito geriau atrodytų. Jo. Tu pasižiūrėk rimtai. Nelaužti. Ką? Tu pažiūrėk, atrodytų, kai... Eik tu, blemba. Kai britva, žinai dėl ko? Nes būtų tada tarpas tarp galinio rato ir baka. Be rankenas irgi geriau atrodo. Na, Aivarai, pakomentuokit šitą įvykį, kas čia nutiko? Tai va, tai buvo, kad paėmiau, tiesiog bandžiau važiuoti.
Simas sakė, davai keliam vienkį. Aivaras gerai, Aivaras sutinka susijį. Bet vieną kartą gerai iškėdėjai. Vieną kartą gerai iškėliau, antrą kartą lūžo šitas, trečią kartą dar labiau lūžo, tada ketvirtas kartas jau nemelavo. Ir damušėm, ne, iš tikrųjų. Bet pirmą kartą irgi lūžo, bet kai nefilmavom, nes kai bandėm pirmą kartą. Nu, tik biškutė, va. Biškutė atsikabino. Šiaip gražiai viskas pasibaigė dar. Ką galiu pasakyti, kad mums šiaip tai negalima dar technikos, nes mes labai mėgstam važinėti su ja. Čia dirno čia nulūžo. Jo, čia nulūžo. Aikt. Gal net ventiliatorius įsijungia. Vis tiek, jeigu koks briedis numeris ras atneš namo, tada kažką sugalvosim. Motoroleris nėra skirtas šitas gatvėm, truputį patvarkius. This scooter is equipped with tubeless tires. Kiek Aivo sveri? Bet negalima važiuoti mūsų iš to motarkę, nes šitą motarkę gali maksimum 1,5 kilo vežti. Vis dar bandom kažką padaryti. Tai naujas. Žinokit, vaikai, hamutai yra geras dalykas. Su juo gali viską sutvarkyti. Tai pažvelk į gerąją pusę. Kuo daugiau mes atsikratom svorio, tuo greičiau, tuo daugiau traukia šitą motarkę. Na jo. Va, ką tik nulūžo kažkokią plasmasę, dar daugiau trauks. Manau, su Hondos nuotykiai šiandien baigta, daugiau do it for vlog nebus nieko, nes jau per daug padariau viską dėl vlogo. Varysime rytinti epizodo. Šiandieną baigta. Aš žinau, kad žiūrėti iš tikrųjų šiandien galvojau, kad bus toks iš tikrųjų ilgesnis epizodas, bet kai išvarėme į kaimą, jau žinojau, kad su Honda varysime, jau žinau, kad bus geras epizodas, todėl ant to labai ramu. Taip, šiandien tikrai daug visko pasikartojom, kad geras epizodas, išsikartojom šitos dalykus, bet jis tikrai buvo geras. Ir ačiū iš tikrųjų, draugai, kad žiūrėti. Susitikime rytoj su kitu epizodu. Klausimus atsakysime tikriausiai rytoj arba kokią kitą dieną. Jeigu pakalbėsime apie visą tai rytojaus ar kitose epizoduose, žiūrėsime, kada tai bus, bet draugai susitiksime rytoj. Su kitu epizodu, su kitais nuotykiais, šypsokitės, būkite laimingi, prenumeruokite, nenori, prenumeruokite svarbiausia. Pasiekite su savo svajonių, nes manau, kad kiekvienas mes to nusipelnėme. Iki, draugai. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus.